Taro kitai savaitei. Ką pasakys Taro kitai savaitei? Nesvarbu, kada žiūrėsit. Trečiadienį, penktadienį, kažkokie labai greiti įvykiai. Kažkokie labai greiti įvykiai jūsų gyvenime bus. Kažkas tai labai greito. Išeisit iš kažkokių tai sąstingių, išeisit iš kažkokių tai, kažkas išeisit iš vienatvės, iš tokio, kur kovojot vienas dėl kažkokių labai svarbių savo gyvenime dalykų. Karalienė, žąslų karalienė, tai yra karšta moteris, kuri žaibiškai viską padaro, tai stringa labai tokia darbšti moteris, kuri, bet jinai atsiduria kažkur tai tokiam, keisis jūsų gyvenimas, iš vienatvės pereisit į kažką tai tokio, kur net nelaukėt, nežinot, ar tas ateis, nežinot, ar įvyks, nežinot, ar jum gerai, kad šitos kortos yra nebijančios vandens. Matot, kas pasidarė? Reiškia, viskas gerai bus. Reiškia, viskas įvyks gerai. Ir taurių septynetas įsipildys svajonės. Įsipildys tas, kas jums labai aktualu, kas laukiat meilės, ir 10 taurių. Tai visi tie tos svajonės, ką jūs galvojot, ką jūs norėjot, išėjimas iš vienatvės kažkam išsispręs buitiniai dalykai, kažkokie labai subtilūs, kažkam tai pažiūrėsim toliau, ką nenorėjau padėti, nuplaus į jūrą. Ir tai yra 20 arkanas, paskutinis teismas. Tai yra karminės visų programų neigiamų įsibaigimas ir apsisprendimas, laikas apsispręsti visame, ką jūs norit daryti. Ir tie suvaržymai, tie tokie abejonės, kovos ir tąsymasis savyje, jie turi užsibaigti. Ir iš to tokio čia pakabintas išeisit į 10 pentaklių, tai yra tas vau, eurika, tas viskas, kas geriausia, tai yra dvasinį šventį, tai dvasinį palaimą ir viskas, ką jūs galit savo gauti geriausio iš gyvenimo, iš savo likimo. To aš, mylėjai, jum ir linkiu.